Sveiki visi, prisijungę prie mūsų, Lietuvos kardiologų draugijos nariai, bičiuliai ir visi, kurie mūsų klausosi. Džiugu sugrįžti vėl į jūsų namus, į jūsų ofisus, į jūsų automobilius. Nežinom, kokiam formate mūsų klausotės ir kaip stebite mus, bet iš tiesų sulaukėm labai didelių gerų atsiliepimų po praėjusių tinklalaidžių, taigi grįžtame su jumis po vasaros. Ir vėl ateisime į jūsų namus ir per nuotolį stengsimės su jumis bendrauti, pateikti pačias įdomiausias temas, kviečiame jas kartu mums ir siūlyti, užduoti klausimus Lietuvos kardiologų draugijos Facebook puslapyje. Na, o šioji tinklalaidė yra skiriama pasauliniai širdies dienai, kurią minėsime jau rugsėjo 29 dieną. Tai yra diena, kuri skirta dar kartą pagalvoti apie tai, kągi mes galėtume padaryti savo gyvenime, kad visgi išvengti arba atitolinti tas širdies ligas, kaipgi galėtume keistis, pirmiausiai turbūt ir savo pavyzdžių, toliau įkvepiant visą visuomenę. Taigi mūsų šios dienos tema, kaip išvengti širdies ligų. Ir aš labai džiaugiuosi pristatydama nuostabius šios dienos tinklalaidės dalyvius, gydytojus, kardiologus, ekspertus, kurie pateiks mums pačią naujausią ir tikrai įrodymais pagrįstos medicinos informaciją, žinias, kurias galėtume paprastai pritaikyti savo kasdienoje. Taigi pradėsiu pristatydama. Su mumis šiandien Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės, Kauno klinikų, kardiologijos klinikos gydytoja kardiologė, taip pat Kulautuvos reabilitacijos ligoninės reabilitacijos skyriaus vadovė, medicinos mokslų daktarė Eglė Tamulevičiūtė-Prasienė. Sveiki, Eglė. Sveiki visi. Taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės, Kauno klinikų, kompiuterinės tomografijos sektoriaus vadovė, profesorė, gydytoja kardiologė Indrė Čeponienė. Sveiki, Indrė. Sveiki visi. Ir mūsų 3 kardiologių kompanija labai papuoš profesorius Raimondas Kubilius, man atrodo visiems gerai pažįstamas, bet dar ir pristatysiu. Tai yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė, Kauno klinikos kardiologijos klinika gydytojas kardiologas, reabilitacijos klinika vadovas ir Kulautuvos reabilitacijos ligoninės vadovas. Sveiki, Raimondai. Sveiki. Na ir prisistatau aš save, tai esu kardiologijos klinikos docentė Eglė Rumbinaitė. Taigi, iš ties ta širdies ir kraujagyslių ligų statistika nėra maloni, žinoma, ji nėra maloni ne tik Lietuvai, bet mes šiuo atveju išsiskiriam tą savo gal negražiąją statistiką. ES vidurkis 4,4 kartai mirštamumas nuo išeminės širdies ligos viršija ES vidurkį Lietuvoje. Mūsų vyrų gyvenimo trukmė yra trumpiausia Europoje. Tai iš ties tokia ta nelabai maloni statistika ir visos priemonės yra nukreiptos stengtis tą statistiką pagerinti. Kita vertus, man atrodo, geroji žinia yra ta, kad jeigu mes galėtume koreguoti 70% rizikos veiksnių, tai daugiau kaip 1 milijoną žmonių Europoje galėtume išsaugoti. Taigi reiškia, kad tas darbas ir ta prevencija ir tas mūsų pokyčiai tie gyvenimo, jie yra iš tiesų labai svarbus ir jie gali mums padėti. Ir kai mes visada kalbam apie tai, kaip anksti diagnozuoti, kaip geriausiai gydyti, bet tas kalbėjimas ir kaip išvengti tų širdies ligų, jis irgi yra ta kita monetos pusė, kuri ko gero nemažiau svarbi. Tai dabar kreipiuosi pirmiausiai į profesorių Raimondą su tuo tokiu klausimu, manau, kad visgi sudėtingu, negu ne tiek, kad paprastu. Ar mes jau galim apibrėžti, kas yra ta sveika gyvensena? Iš tiesų, kaip bebūtų keista, ir šiandien mokslininkai Europoje nesutarė, koks yra sveikos gyvensenos apibrėžtis. Vieni traukia, kad visų rizikos veiksnių koregavimas, tai yra didžiųjų rizikos veiksnių, koreguotas arterinis kraujospūdis, nerūkymas, sureguliuotas cholesterolis ir tinkama kūno masė. Kiti dar prideda kitas komponentus, nes sako, tai sveikos gyvensenos apibrėžtis tiesiai skirtinga. Ir akivaizdu tai turbūt, kad net kaip jūs ir minėjote, netgi mažo rizikos veiksnio koregavimas arba išeliminavimas iš kasdienybės tai yra didelis pasiekimas. Ir mes irgi visą laiką pacientam pabrėžiam, kad netgi kažkur fizinio veiksnio koregavimą, kaip antai didesnį fizinį aktyvumą, mes galime tą poreikį arba rinkinį išsitraukti iš kišenės ir jį pradėti taikyti kasdieną.
Ir iš tikrųjų netgi tie maži pokyčiai sveikos gyvensenos rinkiniai yra be galo svarbus. O turbūt ir taip galim pasakyti, kad dėja per visą nepriklausomybės laikotarpį širdies kraujagyslių ligos mirštamumas ir sergamumas išlieka pati didžiausia bėda Europa mūsų šalies. Kita vertus, tai turbūt ir absoliučiai daugumos ES šalių. Ir natūralu, kad turbūt dar didesnį dėmesį turime skirti, kad galėtume išsaugoti pacientus nuo širdies kraujagyslių ligų. Ir turbūt dėl keletos priežasčių viena, kad iš tikrųjų didėja vidutinė gyvenimo trukmė. Gydytojai kardiologai ir visa sveikatos priežiūros sistema susiduria, kad vis tik reikia daugiau išteklių, naujų įrankių, kad ilgiau galėtume kontroliuoti jau tas toli pažengusias ar vėliau atsirandančias širdies kraujagyslių ligas. Ir natūralu turbūt tiek visuomenė, tiek valstybė, tiek sveikatos politikai turi skirti dar didesnį dėmesį ir taip pat išteklių, kad turėtume pakankamai įrankius, galėtume labiau įtraukti pacientus, padaryti geresnį paslaugos prieinamumą pacientams ir tikiu, kad taip galėtume dar labiau geriau valdyti širdies kraujagyslių ligas. Tai ačiū labai profesoriui Raimondui ir išties mes apie tas sveikatos ekonomiką ir apie tas kainas mažai kalbam, bet tai, kokius patarimus mes šiandien duosim, iš tikrųjų jie kainuoja beveik nieko arba iš vis nieko nekainuoja, tai yra labai svarbu. Ir ši tinklalaidė kalbės apie tam tikrus svarbius gyvensenos keitimo punktus ir pradėsim nuo fizinio aktyvumo. Noriu, kad aptartume visgi, kokį galėtume tą fizinio aktyvumo receptą išrašyti 2024 metais ir savo patiems, ir savo pacientams, ir tiems, kurie iki šiol nesirgė jokiomis širdies ligomis, ir tiems, kurie jau serga širdies liga, nes mes esame įpratę rašyti paprastus receptus ar ne medikamentų receptus, bet man atrodo, kad labai svarbu yra ir tie kitokie receptai ir čia galėtų irgi būti tokios naujo supratimo ir to visgi poreikio, ką dar galiu dėl savęs padaryti, apart to, kad aš išgeriu tai, ką man parašė tuos medikamentus, dažnai jų yra visa eilė tikrai. Tai gal kreipsiuosi į Eglę pirmiausiai, koks tas receptas galėtų būti ir kokios šitos naujienos 2024-aisiais. Tai ačiū iš tiesų ir už tinklalaidę, ir už parinktą temą. Ir iš tiesų, kai Eglė pasakė, kad štai kilo tokia idėja, kaip išvengti širdies ligų, tai man galvoje sukirbėjo du žodžiai - fizinis aktyvumas. Ir iš tikrųjų tai yra labai kartu ir labai paprasta, bet ir kartu labai sudėtinga tema. Kartu labai, kaip ir sakėm, nieko nekainuoja, bet iš tikrųjų kainuoja labai daug. Tai yra paciento laiką, valią, motivaciją, gerą norą. Ir kadangi mums dirbantiems ypatingai kardiologinės reabilitacijos srityje tenka dažnai rašyti fizinio aktyvumo receptus, tai turiu tam tikrų įžvalgų, kaip pacientai įtraukti, sudominti ir tiesiog padėti jam kartais žengti pirmuosius žingsnius. Tai be abejo, turbūt paprasčiausiai ir lengviausiai ir dažniausiai sutinkama ir visose gairėse, rekomendacijose, ekspertų diskusijų apie tai, kad turime skirti fiziniam aktyvumui 150 minučių per savaitę, 3-5 kartai per savaitę tokios fizinės veiklos, kurios metu paciento širdies susitraukimų dažnis sukyla, pacientas suprakaituoja, fizinė veikla neintensyvesnė negu tokia, kuri mums leidžia pasakyti, tokį kaip ir pilną sakinį. Ir čia lik ir užsidarytų, ne diskusija, kaip ir viskas aišku, šita rekomendacija, jinai kartojasi keliose gairėse, paliečia skirtingus pacientus, tiek jau sergančius, tiek jau dar norinčius išvengti širdies ligų, bet visuomet dažniausiai turbūt to pacientui nepakanka, nes toliau sekantis klausimas iš pacientos pusės sako, aš tai tikrai neturiu laiko. Ir aš tikrai labai norėčiau paraginti ir visus sveikatos priežiūros specialistus, ar tai būtų slaugytojas, ar tai būtų šeimos gydytojas, ar gydytojas kardiologas, ar reabilitacijos komandos narys, vis dėlto skirti laiką su pacientu kalbėti ne tik tai apie, kas yra be galo žinoma svarbu, minutes, širdies susitraukimų dažnį fizinio krūvio metu, patiriamą dusulį, nuovargį, koks jisai turėtų būti ir kada tai jau yra saugu, kada ir nelabai,
bet skirti laiko papildomai aptarti paciento dieną ir padėti jam surasti jo kasdienėje rutinoje laiką skirtą fiziniam aktyvumui ir jo širdies sveikatai. Ir čia pirmiausia turime, aišku, pasižiūrėti į save ir į savo dieną ir joje rasti ir tada daug lengviau atsistoti paciento batus ir pacientui taip pat rasti. Galbūt išlipti viena stotelė anksčiau važiuojant į darbą, galbūt toliau pasistatyti automobilį, galbūt su vaikais išvažiuoti po darbo su dviračiais ir apvažiuoti aplink rajoną. Na, iš tiesų kiekviena šeima, kiekvienas pacientas, jis turi savo režimą, savo gyvenimą, savo užimtumą, bet šioje vietoje neturime nusileisti, išgirdę, kad aš neturiu laiko ir šioje vietoje turime pakovoti už tai, kad tas fizinis aktyvumas atsirastų kasdienybėje, nes dėja gyvenimas panašus susiklosto taip, kad mes didžiojo dalies savo kūno kasdienybėje nenaudojam, kojos nevaikšto, sąnariai, žodžiu, nejuda pilnomis amplitudėmis ir tikrai labai raginu šitą pokalbį inicijuoti. Ir aš gal dar noriu Eglę papildyti ir iš tikrųjų mes irgi anksčiau galvodom, kad bet koks fizinis aktyvumas yra geriau negu jokio ir džiaugdomės, kad pacientas kažką darydavo. Vis tik ilgainiui, kaip ir Eglė minėjo, pakeitė, kad būtinas toj mūsų kasdienį veikloje struktūrizuotas fizinis aktyvumas ir tos sudėtinės recepto išrašymo recepto dalis tai buvo trukmė, tai yra to atliekamo veiksmo fizinio intensyvumas, dažnis, tai reiškia kiek kartų per savaitę. Ir tas pats receptas galėtų, kad turbūt tas jau fizinis aktyvumas, jis kaip gydomasis terapinis poveikis, jeigu pradedant jį vykdyti, eiti, važiuoti, jis bent 20-30% padidėtų pulsas nuo ramybėje ir tą intensyvumą mums pavyktų išlaikyti bent 30 minučių per dieną. Ir čia mes jau kalbėtume apie patį kaip terapinę poveikio priemonę. Ir dar man įstrigo dar tokia viena žinutė, kad fizinis aktyvumas kaip priemonė yra mokslininkų tyrinėjimai ir nepresniausiai pasirodė tyrimai, kad o kaipgi tas aerobinis fizinis aktyvumas veikia didelį jautrumą atsireaktyvinį baltymą. Žinom, kaip žymuo, pagal kurį galėtume matuoti aterosklerozės intensyvumą organizme ir pasirodo vis tik ta tokia intensyvi aerobinė fizinė veikla. Poveikis jos mažinant didelį jautrumą CRB įrodytas kaip statistiškai reikšmingas. Tai vėlgi mes dar turim vieną poveikio priemonę. Ir gal aš kiek nustebau, kad kartais mes irgi susiduriam su savo pacientais, kuriems sakom, bet aš tai fiziškai aktyviai dirbu, tarkim, mano tokia kasdienybė susijusi su tais fizinio aktyvumo darbais. Ir vėlgi mokslininkai atkreipia dėmesį, kad netgi tokia kasdienė labai intensyvi, be struktūros, užsitęsusi veikla netgi pacientui gali būti žalinga, nes ir čia turim paaiškinimus, kad tarkim nėra atokvėpių, nėra pauzių, tai yra toks neprognozuojamas hemodinaminis atsakas į tai turbūt ir galim pasakyti, kad vis tik fizinis aktyvumas ir jo pritaikomumas kasdieniai veikloje, tai jis toks netgi mokslinio objektų, jis yra nuolat tyrinėjamas ir sudaromos jo formulės, netgi kokio fizinio aktyvumo rūšys tam pacientui būtų naudingiausias. Ir dar galbūt žinau, kad Eglė aktyviai taiko netgi vyresniem nei 65 metų amžiaus pacientum fizinio aktyvumo tyrinėjimo svarbą ir reikšmę ir jau sulaukusiem 65 pradeda vyrauti kiti galbūt mechanizmai. Ir netgi jiem reiktų gal į tą kasdienybę įvesti tokios jėgos arba pasipriešinimo, lavinimo pratimus, nes fiziologiškai keičiasi raumens struktūra, atsiranda griuvimų rizika ir būtent tas fizinis aktyvumas turbūt ir yra ta pagrindinė priemonė, kuri leistų ne tik tai priešinti širdies kraujagyslių ligom, o visuomenės sveikatos specialistai patarė, kad netgi tai yra vaistas nuo daugiau kaip 50 lėtinių ligų. Taip, iš tikrųjų labai daug svarbių aspektų paminėta ir aš kai visą laiką irgi su savo pacientais kalbu apie tą laiką ir tą galimybę skirti to laiko, aš tai visada sakau, kad net ir Vokietijos kancleris turi tik 24 valandas, tai mes visi turim tik tas 24 valandas paroje, bet iš tikrųjų tas struktūrizuotas fizinis krūvis, reguliarus fizinis krūvis ir tas 150 minučių vidutinio intensyvumo, tai yra turbūt tai, ką dabar rekomenduojama, o tie nauji mokslo tyrimai, tos naujos žinios, kurios labai smagu, kad ateina ir iš Lietuvos mokslininkų, tai iš ties turbūt dar kiekvienais metais mums dar papildys tą mūsų suvokimą apie tai. Na ir dabar perinant prie antro žingsnio, apie daug ką būtų galima turbūt kalbėti apie tai, kaip kūno svoris ir mityba, kokią įtaką turi širdies ligoms. Ir čia jau žiūriu į profesorę Indrę. Dėl to, kad
Labai daug yra spekuliuojama šitą temą, labai daug galima išgirsti, bet kokia yra visgi ta tikroji tiesa, ką tie kalba įrodymai, ką sako Europos kardiologai, kokia ta dieta yra sveika, koks tas optimalus kūno svoris ir kiek čia svarbu jį sumažinti, kad tų širdies ligų išvengti arba jas atitolinti, ką mes galim paprastai padaryti kartais. Taip, atrodo toks paprastas dalykas ir ne tai, ką mes valgome, bet vėlgi šitoje vietoje turbūt reikia to sąmoningumo ir nenoriu vartoti žodžio dieta, nes iš tiesų tai yra ne dieta, tai yra mitybos būdas, tai yra gyvenimo būdas. Iš tiesų tai, ką mes pasirenkame, tai, ką sąmoningai į save dedame ir vėlgi tai, ko maitiname savo vaikus, vėlgi labai svarbu kalbėti ne tik apie save, bet ir apie savo šeimą ir taikyti savo, kalbant apie patį svorį. Tai nurodoma, kaip ir turbūt jau daugybę laiko tas pats, kad sveikas svoris, kai yra kūno masės indeksas nuo 20 iki 25, nėra antsvorio ar ne, ir tikrai nemažai yra spekuliuojama. Esame girdėję tikrai tokių savokų kaip metaboliškai sveikas nutukimas, kad ar ne, vieni žmonės galbūt yra apvalūs, bet sveiki ir nejaučia jokių kitų sveikatos problemų, spaudimas normalus ir cukrinio diabeto nėra ir visi džiaugiasi, kad atrodo tai turėtų būti sveikatai nekenksminga, bet iš tiesų, ką tyrimai rodo, ir tikrai tokie ilgi tyrimai, 20-30 metų stebėsenos tyrimai, kad tas vadinamasis metaboliškai sveikas nutukimas iš tiesų nėra toks ir sveikas, kad tiems žmonėms ilgainiui atsiranda įvairūs sutrikimai ir tie sutrikimai yra susijęs su tokiu lėtiniu uždegimu, lėtiniu rusenančiu uždegimu, kadangi adipocitas, ta riebalų ląstelė, kuri būna ta visceraliniai riebalai blogieji ir ne, kurie kaupiasi ant pilvo aplink organus, jis yra tokia kaip ir prouždegiminė ląstelė, gaminanti įvairiausius uždegiminius žymenis, atspindi vėlgi tas pats jau minėtas didelio jautrumo C-reaktyvusis baltymas ir daugybė kitų citokinų, kurie veikia mūsų širdies ir kraujagyslių sistemą ir ilgainiui sukelia pokyčius. Ir tie pokyčiai, žinoma, jie nevyksta per metus ar du, bet vyksta per galbūt dešimtmetį ar net kartais ir daugiau, priklauso nuo to, vėlgi yra ir tam tikras genetinis polinkis, tiesa nedidelis. Nemaža dalis žmonių, kurie turi antsvorio, tai kaltina genetiką ar ne ir sako, mano šeimoje visi apvalūs ir aš esu toksai, dėja, moksliškai tai nėra pagrįsta. Apie 14% nutukimo galima paaiškinti genetiko, visa kita yra taip vadinamoji obesogeninė aplinka, tai yra ta aplinka, kurioje mes gyvename, mūsų socialiniai ir įvairūs kiti veiksniai, kurie mus įtakoja. Ir čia vėlgi dar kartą grįžti į tą pačią šeimą, kad labai svarbu ne tik į save atsigręžti, bet žiūrėti, ką valgo ir vaikai, nes būtent tada ir vyksta tie svarbus pokyčiai, formavimasis, apetito valdymas ar ne, 80% nutukimo slypi smegenyse. Iš principo tai yra tiek pagumburis, tiek kitos smegenų dalys, kurios yra atsakingos už įvairių hormonų išskirimą, už sotumo, alkio jausmus ir nėra taip paprasta vėliau tai pakeisti, iš tiesų mažai žingsneliais mes judame, kalbant apie tą patį fizinį aktyvumą, kai jau yra antsvoris, sunku tą padaryti ir galbūt ne iš karto pradėsime nuo 150 minučių struktūrizuoto aktyvumo per savaitę, bet vėlgi to sąmoningumo, savo kūno pajutimo, tikslų išsikelimo ir tais mažais žingsneliais judėjimo. O kalbant apie pačią mitybą, tai yra dvi dietos, mitybos būdai, kurie iš tiesų yra patvirtinti ir turi daugiausiai įrodymų. Tai yra pirmas Viduržemio jūros dieta ir kitas taip vadinamas DASH dieta. Tai yra dieta, kaip čia norint sustabdyti hipertenzijos atsiradimą, ar ne. Ir tai iš tiesų yra tokie sveikatai palankus mitybos būdai, gausų grūdinių kultūrų, gausų polinesočiųjų ir mononesočiųjų riebalinių rūgščių. Tai iš tiesų tikrai siūlau pasidomėti, galbūt neskirsime daugiau laiko tam, bet iš ties tai yra tie patvirtinti gyvensenos ir mitybos būdai, kurie turi geriausią įtaką prognozei. Noriu keliais žodžiais papildyti Indrę. Iš tikrųjų, teko dalyvauti pavasarį prevenciniai, būtent kardiologijai skirtam kongrese, kur visa sesija buvo skirta, atrodo, labai paprastiems dalykams. Tokiems kaip mums laikas grįžti prie maisto, kuris yra pagamintas namuose,
rinktis kuo mažiau perdirbtų jau pagamintų produktų, kuriuos galime įsigyti parduotuvėje ir tik tai greit pasišildyti. Ir tokie, ir labai daug dėmesio buvo skirta ir Viduržemio jūros regiono gyventojams ir tos vadinamosios mėlynosios zonos gyventojams, kurie pasauliniu mastu išsiskiria ilgamžiškumu ir klausimas kodėl. Ir žinoma, mityba yra labai svarbus momentas, turbūt tiek kalbant apie ilgamžiškumą, tiek kalbant apie nutukimo, antsvorio gydymą, bet nemažai dėmesio ekspertai skyrė ne tik tai, kas yra lėkštėje, bet kas yra aplink ją. Tai yra lėta vakarienė, šeimos apsuptyje, bendruomenė, žodžiu, pokalbiai, netgi Viduržemio jūros regionui būdingas didesnis fizinis aktyvumas ir jau čia galim aiškintis kodėl, ar kad kalnų daugiau, ar kad oras geresnis, bet vėlgi čia galbūt tik tai tokie pasteisinimai, visur mes galime tai pritaikyti. Ir iš tikrųjų, kalbėdami apie mitybą, turėdami žvelgti šiek tiek plačiau ir galvoti apie tai, kas supa tą žmogų, nes izoliacija, vienišumas, negalėjimas pasirūpinti visos problemos, jos kartais irgi pasirodo visiškai ne kažkokiais nusiskundimais, o galbūt didėjančių kūno svorių, sumažėjusių fizinių aktyvumų, kas tiesiog vienas kitą eigoje ir papildo. Ačiū labai ir Indrei, ir Eglei. Iš tikrųjų, labai čia keletas tokių momentų. Vienas momentas, kai man teko šiek tiek gyventi ir dirbti Japonijoje ir aš ten bandydavau irgi išgauti, kodėlgi Japonai ilgai gyvena. Ir kiek man teko bendrauti ir kiek jie bandė atsakyti į tą klausimą, tai visgi numeris 1 tai yra mityba. Ką jie sakydavo, jau aplenkiant visus kitus tuos punktus, reiškia, iš tikrųjų ta mityba yra be galo svarbi tiek širdies ligom, tiek daugeliu kitų ligų, tiek ir tam sveikam senėjimui, tam terminui, kurį vis dažniau ir dažniau minim ir kuris irgi toks turbūt išties yra labai svarbus, kaip senti be ligų arba su labai nedaug ligų, ne? Ir kaip išlikti aktyviam, tai jeigu dar profesorius Raimondas išrašytų mums šitą receptą, koks jis šiam punktui būtų. Netgi kartais pastebim, gydytojai ir pacientai juokauja, kad sveikatai turim naują pavadinimą, tai yra ilgamžiškumas. Tai tarsi toks sveikatos analogas ir taip pat stebim, kiek žmonių, tarkim, naujai yra įsitraukę į ilgamžiškumo paslapčių tyrinėjimą, netgi socialiniuose tinkluose atkreipia dėmesį, būrėsi grupės, jis yra gana slaptos. Netgi aš ten bandžiau patekti, kasgi ten vyksta, bet man nepavyko, nepriėmė, panašu, negavau 2 rekomendacijų. Ir žinau, kad ten netgi mano pacientų keletas dalyvauja ir aš kiek sunerimavau, visą laiką pabrėžiu, nes jeigu mes, tarkim, sulaukę 40, nesudalyvausim šeimos gydytojų inicijuotoj kardiovaskulinės rizikos patikrinimo programai, nekoreguosim rizikos veiksnių, tikrai tos tolimesnės paslaptingos ilgamžiškumo taikymo paslaptys, būdai, metodai tikrai nepadės, nes aš visą laiką pabrėžiu, kad jeigu mes norim būti ilgamžiai, tai turbūt pirmiausia turim koreguoti širdies kraujagyslių rizikos veiksnius, labai nuosekliai ir atidžiai ir būtent jau tai įveikę mes galime tikėtis, kad toliau jau sudarysim tą galimybę gyventi sveikai ir ilgai. Ir iš ties turbūt per visą, šiandien kardiologai skaičiuoja daugiau kaip 40 rizikos veiksnių ir aš tikiu, kad po kurio laiko, kai mes susirinksim po 10-mečio ir mums mokslininkai pristatys, kad štai dar turim dar naujus rizikos veiksnius, kurie buvo greta mūsų ir supa mūsų, sakysim, o kokie mes buvom netidus, kad apie tai nežinojom. Ir aš dar prisiminiau, ką mano kolegos paminėjo ir beje, man rodos UNESCO yra paskelbus Viduržemio jūros dietą kaip nematerialųjį paveldą ir kartais aš ir pats klaidingai ilgą laiką maniau, kad Viduržemio jūros dieta tai yra tik tai sveikų produktų rinkinys, kuriuos mes valgom, bet vis tik tai yra pats procesas, kada vakarienės, kaip minėjo Eglė, trinka 3-4 valandos, tai yra visi įsitraukia ir dalyvauja. Ir man čia labai surezonavo, berods kaip tik šiais metais kardiologinės prevencijos kongrese pristatyti kardiologijos instituto ir su Čekijos mokslininko tokie ilgalaikiai stebėsino duomenys, kurie vertino tų pacientų, kurie serga širdies kraujagyslių liga, emocinę būklę ir buvo klausimas, ar esi laimingas ar nelaimingas, ar nežinai, ir pasirodo, kad tie atsakymai arba tie asmenys, kurie sakė, aš esu laimingas, tai pasirodo, jie turėjo ten netgi priklausomai nuo sąveikos didžiųjų kraujagyslių rizikų veiksnių, kaip kintamųjų, netgi rodos iki 24% sumažino mirštamumą dėl širdies kraujagyslių ligų.
Tai išties viskas be galo svarbu ir aš tik galvoju, kad Lietuvą mes kaip žaliąsias zonas turėtume išnaudoti ir tokią galimybę, kad, tarkim, kiti, kurie jau rodos 21 metais Europos kardiologų draugijos širdies kraujagyslių prevencijos gairės tvirtino kaip užterštumas kietosiamis dalelėmis, vasarą esantis karštumas, kurie taip pat kaip jau didieji rizikos veiksniai. Ir vėlgi mes tą turim privalumą, bet turbūt galiausiai turime žinoti, kad, kaip ir minėjau pradžioje, kad menkas mano paties, mano šeimos pokytis siekiant sveikiau gyventi, tai yra didžiulis proveržis ir pirmas žingsnis ilgamžiškumui. Jo, pradėkim nuo mažų dalykų ir pradėkim ko gero dar ir nuo lėkščių dydžio, man kartais atrodo, kad nebūtinai jos turi būti didelės. Tai ačiū labai visiems ir keliaujam prie kitų mūsų punktų labai svarbių. Rūkymas ir alkoholio vartojimas. Man atrodo, kad čia ganėtinai aiškus konsensusai, visi sutarė, bet gal yra kažkokių naujienų 2024-aisiais. Tai žiūriu į Eglę. Tai dėl rūkymo aš naujienų neturiu ir tikiuosi jų nebus ir šita nuomonė nepasikeis. Ir čia yra dar vienas sudėtingas pokalbis, kurį reikia inicijuoti bet kuriam sveikatos priežiūros specialistui, neieškoti pasiteisinimų ir nelaukti kažkokio tinkamesnio laiko, nes jis niekada neateis. Rūkymas kenkias jūsų sveikatai, ne tik kalbant apie širdies kraujagyslių ligas, bet ir apie visą žmogaus organizmą ir sveikatą. Tai reikia mesti rūkyti. Jau klausimas yra kitas, kaip tą padaryti. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi ir mūsų ligoninėje turime tikrai struktūrizuotą rūkymo metimo programą, pagalbą šitiems pacientams ir beje ir veikiančią pagalbos liniją metantiems rūkyti. Tai irgi kviečiu visus kreiptis, budintys psichologai, atsako į pagrindinius klausimus ir sudeda galbūt taškus ant i. Nes tikrai žmonių priklausomybė rūkymui gali būti skirtinga, priežastys gali būti skirtingos. Jeigu yra nustatoma tiesiog priklausomybė nikotinui kaip medžiagai, tai yra pakaitinė nikotino terapija, yra medikamentai, kurie gali padėti pacientui atsakyti. Jeigu tai labiau yra psichologinė priklausomybė, toksai kaip mažas gyvenimo malonumas, kaip mėgsta sakyti mūsų pacientai, galbūt vėl yra kiti keliai. Niekuomet nerekomenduojame nutraukti čia ir dabar staiga, nors patys pacientai tą pasirenka, dažnai dėja po miokardo infarkto, ne iki jo. Ir tokiu atveju tikrai kasdien sutinkame, kad rūkiau 30 metų, bet nuo tos dienos, kai patekau į intensyvios terapijos skyrių, aš neberūkau. Tai kas padėjo, ar tai, kad žmogus negalėjo išeiti kelias paras, tiesiog fiziškai parūkyti, ar tiesiog taip sprendimas čia ir atėjo, čia ir dabar. Netgi yra padaryta tokių tyrimų, kad jeigu gydytojas kardiologas, kuris operacinėje atverinėja kraujagyslę infarkto metu, pasako, jums reikėtų mesti rūkyti, tikimybė, kad pacientas grįž prie šio žalingo įpročio, ženkliai sumažėja. Tad tikrai čia mūsų visų čia yra pareiga ir žodis tą informuoti pacientą ir pasakyti. Tai ne visuomet staiga metimas rūkyti yra būdas, bet susidaryti planą, kaip tas cigaretės sumažinti ir kaip tą dalyką koreguoti, tai tikrai. Ir dabar dėja, bet gajus yra toksai mitas, kad elektroninė cigaretė yra kaip tiltas į metimą rūkyti. Tai irgi šitoje vietoje labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad jokiais būdais ne. Ir nesvarbu, ką mes rūkome, ką mes į save tenai įtraukiame, kvepiančias ar nekvepiančias medžiagas, jų poveikis plaučių sistemai, kraujagyslėms, širdies lygai, smegenims, jis nėra niekaip ištirtas, tos medžiagos yra nereglamentuojamos, jų kiekiai ten yra neaiškus ir jokiais būdais negalima sakyti, kad čia aš be nikotino, aš čia kvepinti, aš čia nekvepinti, bet tai yra ta pati priklausomybė, tai yra tas pats nuodas ir tikrai, kaip pasakyti, šitoje vietoje dėkim riebų tašką, sakykime, kad tikrai nėra tos situacijos, kur galima sakyti, nemeskite rūkyti. Meskite rūkyti, gal sumažinkite cigarečių kiekį per dieną, pagalvokime, kuo galime pakeisti. Galbūt pakaitinė nikotino terapija, purškiklių, kramtomąją gumą, pleistrų yra tikrai dabar pagalbos ir tikrai noriu pareklamuoti ir pagalbą metantiems rūkyti, karštąją liniją, skambinkit, kreipkitės, žodžiu. Ir tikrai jums specialistai padės. Aš dar Eglę papildysiu ir iš tikro turbūt viena žinutė, kad pacientų, netgi ir sergančiam širdies kraujagyslių liga niekada nėra mesti vėlų rūkyti. Ir netgi tokie buvo, pamenu, pristatyti tyrimai, kuriam pacientui rutinio patikrinimo metu diagnozavo širdies kraujagyslių ligą ir jis metė rūkyti, tai pasirodo, kad netgi
per atimiausius 5 metus per pusę buvo mažiau kardiovaskulinių įvykių ir įvairiausių komplikacijų. Ir antras aspektas, ir berods dar netgi jeigu pacientai žengia 70 metų rūkyti, ir tai yra geresnė prevencija nuo pasikartojančio arba naujo ūminio miokardo infarkto, net nuo kai kurių kardioprotekcinių vaistų vartojimo. Taigi tas rūkymo metimas ir sustabdymas be galo svarbu. Ir dar turbūt reiktų atkreipti dėmesį, kad ir tiek tabako rinka, tiek pacientų pasirinkimai tampa rafinuoti, turbūt eilę metų, kad šiandien rinkoje rodos elektroninės cigaretės arba inhaliuojantis gaminiai jau pradeda dominuoti lyginant prieš tas konvencinės cigaretės. Ir aš dar pasižiūrėjau rugsėjo mėnesį pristatytas lėtinių išeminių širdies ligų ir arterinės hipertenzijos gairės, ir ten ekspertai turbūt labiausiai ir pabrėžia ir akcentuoja, kad netgi elektroninių cigarečių rūkimas, dėja gaila, kad mes neturim dar tokių rezultatų, bet kažkada praeito amžiaus 6-ame dešimtmetyje ir įprastinės cigaretės dar neturėjo tokių rezultatų, bijau, kad jie bus grėsmingi. Tačiau akivaizdu, kad netgi man rodos 30 minučių elektroninės cigaretės parūkimas jau sukelia endotelio disfunkciją ir didina pulsinės bangos amplitudę, tai reiškia didina širdies susitraukimo dažnį. Tai yra stebimas neigiamas poveikis tos elektroninės cigaretės. Pulmonologai berods dar praėjusiais metais ištransliavo, kad elektroninės cigaretės taip pat daro žalą netgi iki onkologiniam ir onkologiniam susirgymam plaučių audinio, tai akivaizdu, kad ir man atrodo kardiologai tvirtino naują normą, kad bet kokios rūšies tabako, ar tai būtų įprastinė cigaretė, ar tai būtų elektroninis produktas, tai yra žalingas ir nerekomenduotinas mūsų pacientui. Ir aišku, didžiulį susirūpinimą kelia, kad tos jaunos amžiaus pacientų grupės yra įnikusios ir vis dažniau vartoja elektroninės cigaretės, ir turbūt, kai dar po 10-mečio vertinsime tokiosius rezultatus, turiu didžiulį susirūpinimą, kad surasim daug organinės patologijos ir galbūt naujų iššūkių, su kuriais turėsim tvarkytis. Aš irgi dar noriu atkreipti dėmesį, yra toks terminas endokrininiai disruptoriai. Tai yra tokios medžiagos, kurios yra aplink mus, tai yra tose pačiose elektroninėse cigaretėse, kur mes daug apie juos nežinom iš tiesų, bet jie visaip įtakoja, visaip veikia mūsų širdies ir kraujagyslių ir kitas sistemas, tiek smegenis, tiek įvairias liaukas, ir net nežinome, su kuo mes susidursime po 10 ar kelių dešimčių metų. Tai man iš tikrųjų irgi, kaip Raimondas sako, baisu pasižiūrėti, kiek jaunimo ypatingai kažkaip tos elektroninės cigaretės yra paplitę ir itin madingos, tai iš tiesų tas signalas, kad nustoti tą daryti, kiek įmanoma šeimose kalbėtis, kaip tai yra negerai, tai tikrai nėra žaidimas, pažais ir nustos. Realiai tai yra tas pats uždegimas, tos blogosios medžiagos, kurios pradeda veikti, ir klausimas, kuo tai baigsis po kelių metų. Ir dar tik tai, kad jeigu klauso tinklalaidas, tarkim, šeimos gydytojai, kurie galbūt turės diskusiją su savo pacientais, tai rodos ir gairėse pabrėžia, kad elektroninės cigaretės kaip alternatyva galėtų būti plane tie, kurie nusprendė mesti rūkyti konvencinės cigaretes. Ir nors ir šiaip tos priemonės jau tą pasaulį griežčiausiai reglamentuojantį Amerikos FDA agentūra nėra patvirtinusios oficialiai kaip galimybės, bet toks sustarimas apie tai egzistuoja, bet vis tik tai yra šiandien turbūt tas naujas rizikos veiksnys, kuris kelia itin didelį susirūpinimą visiems. Tai tikrai nelaukim to įvykio širdies ir kraujagyslių ligų, meskime rūkyti čia ir dabar, ir visai nesvarbu, ar tai yra įprastinės, ar tai yra elektroninės cigaretės. Tai ačiū labai. Ir keliaujam prie dar vieno punkto, žiūriu jau iš karto į profesorę Indrę, nes noriu klausti apie druską. Štai, kad visuomenė irgi labai daug apie tai kalbama, kiek druskos yra sveika ir kiek druskos neturi sukelti, sakykime, širdies ligų. Tai rekomendacijos iš principo nėra pasikeitę, tai yra 5 gramai per dieną, ir esu girdėjus tikrai tokių abejonių, ar iš tikrųjų čia ta druska kenkia žmonėm, ar ne, kiti kaip tik dedasi tos druskos papildomai, nes yra polinkis į mažesnį arterinį kraujospūdį, tikrai girdim ypatingai jaunesnių žmonių tarpe. Tai iš tiesų yra net ir Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentas šiais metais išėjęs apie druskos žalą ir druskos sąsąją su įvairiom ligom, ypatingai arterinė hipertenzija. Ir šitoje vietoje tikrai
reikėtų žiūrėti, kiek sūdome, geriau naudoti kitus prieskonius, tikrai tų prieskonių yra galybė, be druskių prieskonių tikrai praturtina tą skonių vairovę, druska nugesina, iš principo, aš iš savo patirties galiu pasakyti, nes šeimoje tikrai tą druską ribojam ir tikrai yra tų kitų alternatyvų. Kitas dalykas yra druskos pakaitalai, turintys kalio, tai irgi yra, ypatingai tiem žmonėms, aišku, jie turi nesirgti inkstų ligomis, irgi yra rekomenduojami, nes kalis yra irgi labai reikalingas mineralas mums. Taip kad tikrai atsakant į klausimą, druską reikia žiūrėti ir tai tikrai rūkyti, sūdyti, marinuoti, konservuoti produktai nėra naudingi mūsų sveikatai. Retkarčiais taip, jeigu labai mėgstame, visada viskas, kaip sako, yra su saiku ar ne, pasmaguriauti galima, bet tai neturėtų būti mūsų kasdienės mitybos dalimi. Noriu Indrę papildyti, nes šitą irgi svarbi žinutė dėl tos druskos. Tai vienareikšmiškai norintiems, jauno amžiaus žmonėms, norintiems išvengti širdies ligų, ribokim druską. Natūraliai druskos ribojimas gausis, kai mes gaminsime kuo daugiau maisto namuose, nes perdirbtuose maisto produktuose jau pagamintose jos yra ypač daug. Tai namuose mes galime tiesiog riboti ir nebedėti, bet labai vis tiek galvoju gal ir dėl tų vyresnių mūsų pacientų. Tai šioje vietoje vyresnio amžiaus pacientams, sakykime, nuo 70 metų reikia būti šiek tiek atsargesniems su druskos ribojimu ir ką mes matom savo ligoninėje, savo pacientams, labai daug hiponatremijos atvejų, kuomet tas natrio kiekis kraujyje sumažėja ir gali pats iš savęs sukelti kažkokius simptomus. Ir kalbant apie vyresnio amžiaus pacientus, kai tas svorio metimas nebetampa toks svarbus, nes mūsų tikslas yra sustiprinti jų raumenyną ir jau šiek tiek pasikeičia ir, kaip ir minėjo profesorius, ir fizinio aktyvumo rekomendacijos, sutraukiame daugiau jėgos pratimų ir svorio korekcija nebetampa tokia griežta ir ta pati arterinio kraujo spaudimo kontrolė nebeturi būti tokia griežta. Tai lygiai taip pat ir žinutė dėl druskos, kad iš tikrųjų vyresnio amžiaus pacientams jau šiek tiek gali atsirasti ir balanso, nes kartais toksai gaunasi priešingas efektas, nes kai kurie pacientai labai sąžiningai vykdo gydytojų nurodymus ir viskas gerai, bet jau po 60, po 70 metų reikėtų jau vėlgi peržiūrėti, nes kartais tos druskos kaip tik ima ir pritrūksta. Turbūt mes čia kalbame daugiau apie pacientus, kurie tie tokie trapesni, ar ne, kur daugiau gretutinių ligų, ar aš teisingai suprantu? Žinote. Bet ir pats tas, taip, iš principo taip, kurie prašiau pradeda maitintis, pradeda kristi svoris ir jeigu mes dar pradėsime labai agresyviai gydyti arterinę hipertenziją, riboti druską, vėlgi galim gauti priešingą efektą. Tiesiog trumpa žinutė nuo tokio iš kasdienio darbo. Čia turbūt labiausiai liečia tuos širdies nepakankamo pacientus, kur diuretikai ir diuretikų kombinacijos. Bet arterinės hipertenzijos šių metų gairės tai yra griežtos ir jos sako iki 2 gramų, bet man atrodo, kad gal tokia bendra žinutė yra ta, kad tiesiog gal papildomai nesūdykime to maisto, nes tikrai jau ten, kur yra maistas pagamintas, visur druskos yra ir pačioje duonoje druskos yra. Tai jeigu mes lygiuomės į tą nuo 2 iki 5 mg, kai negalvom apie tuos ten trapius pacientus, bet kai kalbam apie tą didžiąją daugumą visuomenės ir apie save pačius, tai turbūt tikrai tas toks receptas galėtų būti. Raimondas dar. Taip, iš tiesų ir turbūt mane mokytojai, kada aš buvau dar kardiologijos rezidentas, mane mokytojai mokino, kad atminkite, sakydavo, kad pacientai, kurie serga širdies kraujagyslių liga, kad namuose šeimininkės turėtų nebenaudoti papildomai druskos ir iš esmės turbūt tos pačios rekomendacijos ir dabar tą sako. Tai ir aš šiandien net ryte pagalvojau, kad taip, ir pirmą kartą turbūt, kaip ir gerbiama Indrė pabrėžė, kad arterinės hipertenzijos šiųmetinėse gairėse, praktikoje mes tą jausdavom, jeigu, tarkim, ateina pas mus jaunesnė pacientė, kuri iki tol neturėjo jokios ligos, maudžia krūtinę, randamas padidintas kraujospūdis, kaip taisyklė, bent jau aš vis laik rasdavau nepakankamą kalio kiekį kraujo tyrimuose. Ir mano taip didžiam džiaugsmui patvirtinimui, kad iš tikrųjų netgi šiųmetinės arterinės hipertenzijose gairėse tos gyvenimo būdo korekcijos jos labai išskleistos yra, netgi tos angliškos sveikatos akronimais tarsi reiškia tam tikrą žinutę gydytojui. Ir iš tikrųjų aš irgi labai su ekspertais sutinku, kad atsirado didžiulis dėmesys pakankamam kalio kiekio užtikrinimui, bet čia turbūt išplaukia iš tokių nesurezonuojančių rekomendacijų, tarkim, širdies kraujagyslių prevencijos gairėse, vis laik
ta nuoroda būdavo, kad suvalgyti 4-6 porcijas vaisių ir daržovių, iš ties, kas nėra paprasta užtikrinti. Ir aš galvoju ilgainiui stebėdamas bent tą jaunąją kartą, kur mes jau apkalbėjom ją, kaip ji nėra atidi elektroninių cigarečių vartojimui, ir aš galvočiau, kad ji bus netidi suvartojimo maistui, nes iš tikrųjų vis daugiau maisto suvartojama perdirbto, rafinuoto, ir turbūt Eglė turbūt paliudys, kad netgi jeigu apie 80% to druskos maisto mes gauname, tarkim, vartodami ne namuose gamintą maistą, kuris turbūt yra čia. Ir ilgainiui aš galvočiau, rinkoje tos pasiūlos esti didesnis ir pacientui vis labiau yra sunku subalansuoti su organiniu maistu ir tokiu būdu gauti tą reikiamą kalio magnio kiekį, kuris netgi lėtinių ligų, širdies kraujagyslių ligų išsivystymui kaip arterinės hipertenzijos, kai turbūt visame pasaulyje jau daugiau nei 30 metų esančio pagrindinio rizikos veiksnio, kurį galėtume modifikuoti, bet vis nepavyksta modifikuoti, tai yra be galo didelė svarba. Tai aš papildysiu dėl to jaunimo ir tų daržovių. Iš tiesų turim naują dokumentą, kuris sako, kad Lietuvoje mažiau nei pusė jaunuolių kiekvieną dieną suvalgo kokią nors daržovę ar vaisių. Tai iš tiesų atrodo ir nacionalinės tam tikros sveikatos politikos klausimai čia galėtų būti, nes skaičiai tikrai baisus. Ir dar turbūt netgi rodos yra 10 senumo dokumentas Pasaulio sveikatos organizacijos, kurie vertino, kiek to paties organinio maisto, kur turiu kalio suvartoja per parą, rodos vėlgi kalio rekomenduojama suvartoti iki 5 gramų per dieną. Tai man atrodo, mes pasiekėme apie 60% tos rekomenduojamas vertės. Ir ilgainiui, tarkim, aš žiūriu, kiek yra pasiūlų to perdirbto rafinuoto maisto, turbūt tas kiekis suvartojamas bus dar mažesnis. Ir rodos tie tokie maži koreguojami rizikos veiksniai mūsų pacientui daro didžiulę įtaką. Ir turbūt, kai konsultuojam tokį pacientą, į tai, kuo jis valgo, kuo gyveno, kuo maitinasi, turbūt irgi reikia atkreipdėmėsi. Aš iš tikrųjų norėčiau pagirti labai arterinės hipertenzijos gairės, nes iš tikrųjų apėmė labai daug duomenų ir dabar bekalbam prisiminiau, kad tikrai be galo gražiai ir informatyviai ir labai tiksliai nurodyto šiaip ir fizinio aktyvumo rekomendacijos pasisentams su prehipertenzija ir sergantiems arterinė hipertenzija. Ir iš tikrųjų netgi nurodytos pratimų rūšys, vis tiek ta pagrindinė taisyklė lieka ta pati, tai yra 70% skiriamo laiko aerobiniai ištvermei, jau čia pasirenkama veikla, kuri pacientą tenkina, motyvuoja, ir 30% jėgos pratimams ir gairėse netgi nurodyti, kokie tie pratimai turėtų būti, kad jie turėtų būti kartojami 2-3 kartus per savaitę. Tiek statiniai, tiek dinaminiai jėgos pratimai, tai tikrai labai naudingas dokumentas tiek apie kalį prisiminti ir įsitvirtinti tą jo reikšmę širdies kraujagyslių sveikatai, tiek apie mitybą, bet tiek ir apie fizinį aktyvumą, gan aiškiai apibrėžiant patį fizinio aktyvumo receptą. Ir dar Eglės dar buvo klausimas dėl alkoholio vartojimo, galvoju, kad mes nepamirštume to aspekto. Ir aš galvočiau, alkoholio vartojimas rodos ir arterinės hipertenzijos gairėse, mano galvis labai turi stipriai jungti su Viduržemio jūros dieta. Aš, profesoriau, išdrįsiu užduoti jums tokį provokuojantį klausimą. Tai ar galima taurę vyno su vaistais išgerti? Dažniausiai užduodamas klausimas. Toks individualaus aptarimo reikalas, bet ką mini arterinės hipertenzijos gairės, kad iš esmės, lyginant berods su 19 metų didelio pokyčio nėra, tai gal tas rekomenduojamas per savaitę suvartojama alkoholio kiekis yra jis vienodas tiek vyrams, tiek moterims, kaip anksčiau būdavo slenkstinis, tarkim, rekomenduojamas moterims mažesnis, nes metabolizmas užtrunka ilgesnis ir dėl to tas kiekis mažesnis. Bet turbūt gairė sako, kad vienu vartojimu pacientas turėtų suvartoti ne daugiau kaip 1 arba 1,5 veikimo vieneto ir stengtis nevartoti savaitgaliais. Tai reiškia turbūt, kad nebūtų pagundų suvartoti to alkoholio daugiau. Tai iš tikro ir neretai mes turim tokį mitą, kai pacientai dažnai sako mums, betgi alkoholis pasižymi tokiu raminančiu ir kraujagyslės atpalaiduojančiu ir spaudimą mažinančiu poveikiu. Ir rodos ekspertai tai atsako, kad taip, tas iš tikro hipotenzinis poveikis jis gal trunka 9-13 valandų nuo suvartojimo, o paskui bumerangą grįžtų tas vazokonstrikcinis poveikis. Taigi aplamai turbūt ir gairės pabrėžia, kad esant galimybėm pacientas turėtų visiškai atsisakyti ir nevartoti alkoholio. Jo, čia tas paskutinis Raimondo sakinys, iš tikrųjų jis ir yra paskutinis arterinės hipertenzijos gairėse, kur kalbama apie alkoholio suvartojimą, kuris sako, jeigu galima išvengti, tai nevartokite iš vis. Tai čia gal būsim ne visai populiarūs tarp savo klausytojų. Bet dabar aš prisimenu mūsų paskutinę Kauno krašto kardiologų draugijos konferenciją ir profesoriaus Raimondo pranešimą,
Ir ten buvo žinutė apie naujuosius širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius, tokius kaip miego trukmę, kaip aplinkos taršą. Aš dar labai trumpai prašysiu Raimundo apie tai. Taip, tai turbūt kai kurie galbūt išplaukia iš mūsų jau tų tyrinėjimų sričių ir ilgamžiškumo, ir aš taip pat džiaugiuosi, kad turbūt mūsų širdies kraujagyslių rizikos veiksniai persipina ir turbūt peržengia kitas terapinės sritis, nes kitose terapinėse srityse, kuomet kviečiama gydytojai kviečia apsisaugoti nuo jų ligų, taip pat kalba apie tos pačius rizikos veiksnius. Ir regis, aš galvočiau, kai kuriem rizikos veiksniam mes dar per mažai skiriam dėmesio. Tai akivaizdu įrodyta, kad pacientui rekomenduotina bent 6-7 nepertraukiamų valandų miego trukmė. Netgi mokslininkai diskutuoja, kokia to optimali trukmė, kada nueiti miegoti ir kiek išmiegoti. Man atrodo, iš Didžiosios Britanijos biobanko duomenų surinkti duomenys byloja, kad optimaliausia laiko trukmė, kada reikia eiti miegoti, po 22 valandos. Jeigu, tarkim, mes nueitume po vidurnakčio, tai kardiovaskulinė rizika išauga, rodos 15%, aišku, užmigimo trukmė ir idealu išmiegoti bent 6-7 valandas. Kitas rizikos veiksnys tai yra triukšmas, kurio mes taip pat turėtume apsisaugoti, ir man didžiulį įspūdį paliko vienas tyrimas, kuris vertino asmenų gyvenančių šalia didžiųjų Europos oro uostų. Ir tuo metu tyrimas rodė, nebent to, kad pacientas miega ir jo sąmonė nedalyvauja, tačiau į pasąmonę einantis triukšmo signalai įrodė, kad tai didina kraujospūdį, didina širdies susitraukimų dažnį ir tai veikia patofiziologinės grandis, kurių mes iš esmės negalim kontroliuoti. Ir vasarą turbūt turėtume, esant karštumo bangai, kuomet klimatinė temperatūra padidėja daugiau kaip 31%, tai vėlgi stebėtas neigiamas poveikis sergančiam širdies kraujagyslių liga, to turime išvengti. Ir turbūt, jeigu taikysim šiandien tinklalaidai išgirstą fizinio aktyvumo receptą, vaikščiodami turėtume rinkti žaliuosius plotus. Ir tarkim, šalia mūsų esantis Sukilėlių gatvė tai nėra optimali, nes per dieną pravažiuoja, rodos, daugiau nei 10 000 automobilių. Taigi užterštumas kietosiamis dalelėmis esti didžiausias, ir jeigu mes turim rinktis, tai arba tyrinėdami mažasias žaliakalnio gatveles, arba eidami per parkus, tai apsisaugoti nuo to užterštumo kietosiamis dalelėmis. Ir Europos kardiologų draugija pabrėžia, kad kasmet Europoje berods užterštumas kietosiamis dalelėmis sąlygo apie 800 000 mirčių. Tai jis nesąlygoja kaip tiesiogiai, bet turbūt pagrindinė patogenetinė mechanizmas, kad jis inhaliuotos kietosios dalelės veikia protrombotiškai ir paspartina tos protrombozės procesus. Ir jeigu pacientas turintis organinę širdies ligą, tai turbūt tas katalizavimo procesas jis esti dar skaudesnis ir letališkesnis pacientui. Ir turbūt čia dar vienas dalykas yra mikroplastikas, kurio yra rasta ateromose, aterosklerozėse, ir kaip tai paveiks vėlgi visą ligos progresavimą, vėlgi turbūt yra ateities tyrinėjimų sritis. Ir apie miegą dar grįžtant, iš tiesų kalbėjom apie nutukimą ar ne, apie svorio augimą. Tai vėl svarbi žinutė žmonėms, kad tas miegas yra labai svarbus, kadangi nepamiegojus, jeigu pamiegama mažiau negu tos 6-7 valandos, atsiranda toks angliavandenių poreikis, o bazinė tas medžiagų apykaitos greitis nedidėja iš principo. Ir yra duomenų, kad žmonės, kurie turi tą miego stoką, jie suvalgo per dieną 300-400 kilokalorijų daugiau. Tai tas svoris irgi auga, tai čia turbūt ir su pamaininiu darbu susijęs, su to darbo kokybė, iš tiesų tą irgi labai svarbu atsižvelgti, nes tai irgi yra širdies ir kraujagyslių ligų labai svarbus rizikos veiksnys. Tai ačiū labai, ir dabar mes keliaujame prie klausimų, kuriuos uždavė mūsų tinklalaidės klausytojai Lietuvos kardiologų draugijos Facebook'e. Aš kviečiu ir toliau labai aktyviai užduoti mums klausimus. Ir iš ties šiandien turime jų keletą, tai pradėsiu nuo pirmojo klausimo, į kurį jau mes, man atrodo, kad visai detaliai ir atsakėm, bet dar kartą pabrėžkim. Taigi, kokia yra elektroninių cigarečių įtaka širdies ir kraujagyslių ligoms ir ar tikrai jos geriau nei paprastos cigaretės? Mes turbūt buvom apžvelgę, kad Europos kardiologų draugija savo dokumentos ir gairėse pabrėžė, kad bet kokios rūšies tabakas ir rūkymas esti žalingas. Ir netgi, kaip minėjom, 24 metų lėtinės išemijos širdies ligų arterinės hipertenzijos gairėse didelis ekspertų dėmesys vyrauja elektroniniam cigaretėm, kurios pabrėžia, kad jos taip pat yra žalingos, didina rūkymą. Ir aš visą laiką pacientam pabrėžiu, kad didžiulis trūkumas elektroninių cigarečių ir tas, kada pacientas nejaučia, kada sustoti, jis niekada nesibaigia. Ir netgi apie tai kartais pacientai ir sako, aš stebiu, kad jau 2 valandą su jie neišsiskiriu. Tai išties, tai turbūt kategoriškas ne, ir netgi pulmonologai elektroninės cigaretės rodos yra įtvirtinę kaip rizikos veiksnį, kuris sąlygoja plaučių audinių onkologinių susirgymų išsivystymą.
Ir jau yra įrodymai, kad didina arterinį kraujo spaudimą. Taip, netgi 30 minučių elektroninės cigaretės rūkimas sąlygoja didesnio širdies pulso ir pulsinės bangos padidėjimą. Tai tikiuosi atsakymį šį klausimą. Dar vienas klausimas. Kokios realios praktinės indikacijos statinams pirminės prevencijos srityje? Dauguma pacientų net ir jauname amžiuje turi mažo tankio lipoproteinų cholesterolį daugiau 3, o su amžiumi dislipidemijos paplitimas dar didėja. Ir klausimas skamba taip, ar turime gydyti visą populiaciją? Tai gal profesorė Indrė pirmiausiai. Gal kartais Raimundas pirmas pasisakys. Ne, iš tiesų tema labai aktuali ir sunki, nes pagal dabartinę skordų rizikos vertinimą Lietuva yra labai didelės rizikos šalis ir tikrai pagal ten tas raudonas ir tamsiai raudonas zonas atrodytų, kad statinus reikėtų dėti į vandenį. Bet tai kviečia turbūt tam papildomam rizikos vertinimui ir turime tam tikrus biožymenis, taip pat vaizdinių tyrimų žymenis, kurie mums gali padėti atsirinkti tuos pacientus. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį į rizikos veiksnius, kurios pacientas turi. Jeigu pacientas turi tik dislipidemiją, yra jauno amžiaus, galbūt tai yra tikrai puikus metas keisti gyvenseną, tą daryti dabar, taikyti visas tas priemonės, apie ką mes kalbėjom, galbūt nepradėti nuo statinų ar ne, bet iš tiesų bandyti susitvarkyti su gyvensenos priemonėm. O tą padaryti tikrai galima, iki 30% mažo tankio lipoproteinų cholesterolį sumažinti, taikant visas rekomenduotas priemonės tikrai galima. Jeigu mes turime pacientą, kuris turi dauginius širdies kraujagyslių ligų rizikos veiksnius, turi padidintą mažo tankio lipoproteinų cholesterolį, kaip minėtų, daugiau 3 beros ar ne, tada tikrai reikėtų svarstyti statinų vartojimą, nežinom, kad tų pacientų prognozė yra blogesnė, ypatingai jeigu mes randame jau aterosklerozę, čia net nediskutuotina, tuomet mes žinome, kad tas pacientas yra tikrai tiesiame kelyje į komplikacijas, į miokardo infarktą, insultą ir taip toliau, tai šie pacientai turi būti gydomi. Kitais atvejais, jeigu nerandame, vėlgi tarime su pacientu, galbūt dažniau jį stebime, kartojame, vėlgi paciento sprendimas čia yra itin svarbus, kadangi žinome, kad po metų laiko paskyrus statiną, jeigu mes to neaptarime su pacientu, jį tebevartoja geriausiu atveju pusė pacientų. Ta mes matome turbūt, kai ateina pacientas ir matom, kiek yra neišimtų elektroninių receptų, irgi tikrai puikiai sistemoje matosi, tai iš tiesų čia ta diskusija su pacientu, jo dalyvavimas yra itin labai svarbus. Ir aš dar papildysiu Indrę tuo, kad galbūt pirmiausia tai reikia įstikinti, kad tai tikrai nėra šeiminė hipercholesterolemija ir nepraleisti, jeigu ypatingai aukštos cholesterolių vertės, tai tas pacientas tikrai turi būti nukreiptas platesniam ištyrimui, bet prisiminiau ir pokalbį šiandien rytą su pacientu ir sakau, žinokit, jums kaip ir yra indikacija skirti statiną, nes tikrai tas cholesterolis aukštokas, amžius vyresnis ir tų rizikos veiksnių yra. Ne, sako, aš pirmiausia pamėginsiu dar čia tą dietą susitvarkyti, nes tą statiną aš pradėsiu vartoti ir man jį reikės visuomet visą gyvenimą vartoti, bet žinokit, sakau, ir gyvenimo būdo pokyčius jums reikės taikyti visą likusį gyvenimą, ką pacientai yra linkę pamiršti. Jie 3 mėnesius susiema, žodžiu, pataiko viską aktyviai, fiziškai sveikai gyvena, namuose maistą gamina, cholesterolis ten gal kažkiek pamažėja, kažkiek nepamažėja, bet jie jaučiasi jau nuveikę ir paskui ateina kalėdos, kaip taisyklė, šventė, jubiliejus ir pameta tą. Tai ir prevencinės kardiologijos kongrese buvo labai daug kritikos skirta gyvenimo būdo pokyčių visokiom programom, nes tiesiog pacientai jų nesilaiko ir ilgainiui jų vertė tampa sumažėjusi, nes po metų, po 5 pakvietus tos pacientus ištyrimui matome, kad nebeliko tos programos. Ir čia turbūt yra mums klausimas ne kiek medikalizuoti tą visą prevenciją ir siekia išvengti širdies ligų, bet kaip tą pacientą įveiklinti, motyvuoti, duoti jam kokių įrankių, kad tie visi pokyčiai jie tęstųsi, ar tai yra išmaniosios kažkokios technologijos, ar tas sveikatos priežiūros specialisto priartėjimas prie paciento, jau čia vėlgi atvira vieta dideliai diskusijai. Čia tikrai nesprintas, čia viso gyvenimo maratonas. Atominių įpročių formavimas. Turbūt esate skaitę daug kas tą knygą, ar ne? Iš tiesų, tikrai aš asmeniškai galiu pasakyti, kad tikrai veikia. Jeigu kažką sąmoningai nusprendi, turi taikyti nuolatos, galbūt ir ne tokiu dideliu intensyvumu, bet tais mažais žingsneliais, ką sakom ir savo pacientam, mažais žingsneliais keisti, neimti visko iš karto, nes tikrai žinom, kad taip ir su svorio metimu grįžta dažniausiai tas svoris atgal, kaip ir su fizinio
aktyvumų, užsirašyti ten į kokį ar ne džimą ir žinai, kad to abonementą panaudoji mėnesį, o visi metai taip ir liko neišnaudoti. Na, įvertinti savo galimybės, įvertinti savo laiką ir tos įpročius formuoti tikrai sąmoningai galvojant apie tai. Ir aš dar irgi tokį pergalvoju visą tą komunikaciją su pacientu, iš vakar dienos konsultacijos su pacientu ir aš akivaizdu, kad taip, tipinis pacientas, kuris atėjo 54 metų vyras, kuriam mažo tankio cholesterolis buvo apie 3, saikus tik tai hipertenzija ir mes pradėjom nuo nemedikamentinių gydymų, iš fitoterapinių preparatų, jis atėjo po 2 mėnesių, sako, tai matau situacija blogėja, bet jis viską, ką rekomendavau, tai suvartojo tik tai mėnesį. Tai mes jau kalbėjom fizinį krūvį ir aš girdžiu, kad jis negirdi manęs, tiesiog jis linksi galvą ir aš po to supratau, kad aš jam surašysiu receptą, kad per savaitę, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, ką jis privalo padaryti, kokį fizinio pratimų rūšį, kiek pasiekti tam tikrų rodiklių, tada surašiau antrą savaitę ir tiesiog daviau receptą ir sakau, kai jis atvyks pas mane, mes vėl spręsim, ką jam paskirti. Nes akivaizdu turbūt, kai mes pasakom pacientų, aš taip tikiu, kad jis negirdi mūsų, tarsi jis ir žino, kad rūkimas blogai, kad fizinis krūvis yra gerai, bet tai ir jis grįžta ir aš patyrinėsiu, kaip tai veiks, kad grinai ant lapelio parašiau, ką jis privalo padaryti ir gal tai galvoju, jį labiau tai įgalins, nes kai sekančią konsultaciją reiks ateiti pas manęs, kažką turės atsinešti, kaip jiems sekėsi paveikti ir galiausiai kaip jis toleravo tą mano sudarytą fizinio krūvio receptą. Ir aš prisimenu, kad lygiai tokias problemas kėlė ir toks dominuojantis Müncheno reabilitacijos ir sporto centras, kur sakė didžiulis iššūkis, kaip tos pacientus įveiklinti fiziniam aktyvumui. Ir sakė, mes irgi gydytojai esam, kūrybiškumas išsenka, kai reikia turėti receptų 6 savaitėm, nes jau 7 tu turi neatsikartoti, tai yra sudėtinga, bet iš ties tos, ta tokia verbalinė komunikacija, kaip padaryti, kokį tai įrankį duoti pacientui, kad jis jos laikytųsi, irgi yra didžiulis iššūkis. Nes mes matom, kad įvairios rekomendacijos, programos, sudarimo būdai, jie neveikia arba veikia labai trumpai. Ačiū labai. Dar vienas klausimas, kuris siejasi su šituo klausimu, tai yra omega riebiosios rūgštys. Ką sako įrodymais pagrįsta medicina, kada, kiek, kam? Na, omega-3 riebiosios rūgštys yra labai plati savoka. Omega-3 riebiųjų rūgščių yra įvairių, preparatų irgi yra įvairių, skirtingos sudėties, ikozaheksanoidinė, dokozaheksanoidinė rūgštis, taip pat tyrimuose mes kalbame apie išgrynintos ikozapentetilo rūgšties esterius, kurie turi neabejotinus įrodymus, mažinant širdies ir kraujagyslių ligų riziką, dėja jų Lietuvoje kol kas nėra. Na, iš to, ką mes turime taip vadinamieji žuvų taukai, ar ne, omega-3, kurie yra plačiai visur reklamuojami. Taip pat yra medicininiai preparatai, kurie dažniausiai yra sudaryti iš per pusę ikozaheksanoidinės ir dokozaheksanoidinės, ikozapentanoidinės ir dokozaheksanoidinės rūgšties. Na ir šiek tiek efektai jų skiriasi. Na, apie neurologinius įvairius pokyčius aš nekalbėsiu, bet kalbant apie širdies ir kraujagyslių ligas, tai tokių vienareikšmiškų šitų mišinių įrodymų mes neturim. Dar daugiau. Jeigu mes turim nemedicininės paskirties preparatus, tai labai priklauso nuo jų išgavimo, nuo jų grynumo. Yra duomenų, kad jie netgi galėtų ir pabloginti dislipidemiją, galėtų padidinti mažo tankio lipoproteinų cholesterolį. Todėl šitoje vietoje tokių labai aiškių rekomendacijų nėra, bet jeigu jau rinktis, o rekomenduojame juos tada, kai yra padidėjęs trigliceridų koncentracija, kuri atspindi vėlgi jau minėtą uždegimą ar ne, tokį kaip surogatinį žymuo liekamąją širdies kraujagyslių ligų riziką, tai tuomet taip. Dėja tų, kur geriausi įrodymai pas mus nėra, bet iš ties medicinės paskirties preparatai omega-3 riebiųjų rūgščių gali šiek tiek sumažinti mažo tankio lipoproteinų cholesterolį, arba jeigu net jisai ir nesumažėja, žinome, kad yra padidėjusi konversija, pervertimas iš tų dar piktesnių dalelių, labai mažo tankio lipoproteinų cholesterolio. Tai atrodo, kad tas efektas galėtų kažkoks būti bent į teigiamą pusę, nors mediciniškai pagrįstų įrodymų nėra dėja. Ir jau paskutinis klausimas, vėl su ta pačia tema siejasi, reiškia iš ties tai yra aktualu dislipidemijų tema mūsų klausytojams, aterolipas. Ar jį vartojate, ar rekomenduojat savo pacientams, jeigu taip, tai kokie čia įrodymai? Tai turbūt
vis laiką pabrėžiu, kad 2019 m. dislipidemijos gairėse, ten, kur, tarkim, pacientas yra vidutinės ar didelės kardiovaskulinės rizikos, aiškus algoritmavimas, kokius tikslinių verčių siekti, kokios cheminiai preparatai, statinai, didelės potencijos statinai atsiranda. Deja, ten, kur eina maža rizika, yra šauktukas ir ten jau tokias palieka didelės interpretacijas. Viena laimė, kad yra dar atskira lentelė veikliųjų medžiagų, kurios mažina bendrąjį cholesterolį ir trigliceridus, tai aterolipas kaip veikliosios medžiagos mielės, kurios taip pat pasižymi tuo mažinančių mažo tankio ir bendrąjį cholesterolį poveikiu, tačiau turbūt pirminiai prevencijai, kuomet mes kalbam apie mažą ir vidutinės rizikos pacientų, kuomet yra saikiai padėjusios bendro cholesterolio vertės, šis maisto papildas, kaip ir kiti maisto papildai arba esantis žoliniai medicinės paskirties preparatai, jie galėtų būti kaip pirmo pasirinkimo, jie galėtų būti kaip rekomenduotini pacientui ir turbūt labai svarbu pabrėžti, kai mes kalbam apie jau diagnozuotą širdies kraujagyslių ligą ir sudarome antrinės prevencijos planą, tai tikrai ir pacientui pabrėžiu, kad jie nėra indikuotini, kaip bebūtų keista, yra N kartų brangesni negu rinkoje esantis populiariausi statinai ir jie tikrai neverta skirti lėšų, nes to efektų ir poveikio jo nesulauksime. Ir turbūt pabrėžti galime sakyti, kad mes jos galėtume rekomenduoti kaip poveikio priemonės pirminiai prevencijai. Aš absoliučiai taip ir tikrai noriu pabrėžti, kad jeigu yra statinų poreikis, jų pakeisti jokiais papildais negalima. Papildai, beje, labai individualus poveikis, vieni pacientai sako, kad yra tas poveikis, gal 20-30% sumažėja, kiti atrodo išleidžia krūvą pinigų ir jokio poveikio nepastebi, tai vėlgi nereikėtų remtis į papildus, reikėtų kartu keisti ir gyvenseną tais mažais žingsneliais. Na, o statinų, jeigu jau gydytojas paskyrė statinus, jeigu mes matom nebejotinai iki klinikinę aterosklerozę dauginius rizikos veiksnius, tai tikrai nerekomenduočiau pradėti nuo papildų. Ir turbūt iš mano dar bendro paskirimo gydytojam, jeigu jau atsiranda tas pokalbis su pacientu ir kad visi sutarėm, kad vartosim statinų, turbūt kaip ir kolegės minėjo, kad būtina išgauti to paciento, kad jis yra pasiruošęs jų vartojimui. Nes iš mano praktikos liudė, kad ne, gydytojo likim dar prie tų natūraliųjų, nes statiną iš ties reiks visą gyvenimą vartoti. Nors paskutinis mane įspūdis irgi konsultacijai įkvėpė, tai pacientas, kurį vargino tik dislipidemija, taikomas priemonės jam nepadėjo, tai aš sakiau, jis turi dar rezervo gyvensenų būdo korekcijų mytyboje, jis sakė, ne, šeimoje visos galimybės išsemtos ir aš pasiruošęs statinų vartojimui. Tai aš suprantu, kad toks pacientas bus drausmingas ilgalaikiam statinų vartojimui. Tai su ta džiugia gaida aš jums dėkoju už jūsų skirtą laiką. Dėkoju Lietuvos kardiologų draugijai, dėkoju visiems, kurie klausotės mūsų, lauksime aktyvaus jūsų dalyvavimo, užduokite mums klausimus, siūlykite temas, siūlykite pašnekovus, kuriuos norite išgirsti ir sakome iki kitų susitikimų. Iki.